Labas rytas. Išmiegojam, verdam grikius. Lauke paryčiais lyjo. Aš kėliausi 5 valandą, tai taip krapino. Nestipriai, bet krapino. Aš girdėjau irgi stogą. Krūmus eis pafilmuoti. Krūmus pafilmuoti eisim. Stovim krūmuose. O, Vita lynoja. Aha, taip nesmarkiai. Prie jūros pasižiūrėti. Nu, žodžiu, aikšteliai tokioj. Reikia batus susidėti. Eisim, reikia nueiti dabar prie jūros. Pasižiūrėti. Jo. Kaip ten jūra pas mus. O, biškį lynoja. Taip lengvai tokia aikštelė. Oi. Mes tokioj duobėj kažkokiai atsistojom, čia pakelti net negalėjau. Gerai, vienu žodžiu, čia kažkur už krūmų jūra netoli. Dangaus apsiniaukė, lauke šilta. Lauke turbūt 15 šilumos, trumpom rankovėm, visai nešalta. Nu, visoka, nėra taip. Nu, galima užsidėti treningą, aišku. Kiek ten tų laipsnių? Oi, aš nematau. 15, jo. 15, jo. 15, namuose 21 turbūt. Nu, va, reikia išvirs ir eisim. Aš čia uždėsiu, kad brinktų. Paskui nueisim parduotuvę pasižiūrėti. Čia yra kokia mašina? Gal kokia yra, nu, kaimelis, kurortinis toksai. Kažkas tai yra, vis tiek. Topinam keliuku. Prie jūros keli šimtai metrų. Įrodo biškį toliau. Smagu, kai krapnuoja, ne? Nelabai smagu biškį, bet jūs krapnuoja nesmarkiai. Štai ir jūra. Štai irgi. Bangų didelių nėra, nors vėjas toks, nu, didelio irgi nėra vėja. Tik apniukia labai. Oi, kažkaip tai seklu, žiūrėk, vanduo pasitraukęs. Čia per krantas toks. Nėra čia tos padibantės jūrai. Avandžiai, kas ten dar su valtim plaukė tolumoj. Ar tenai... Ai, ne, ten akmenės kažkokie jo, taip atrodo. Galvoju, kas čia plaukė. Jo. Nu va toks pliažas. Latvija, miestelis Ainaži. Čia nežinau, net kurortinį miestelį nepavadinsim. Kaimelis, gal žvejų koks. Čia vanduo buvo užėjęs, matyt, kaip per stiprias bangas. Paskui jis kažkaip tai pasitraukė. Nu, vienu žodžiu, pliažas toks gana platus, didelis. Toks jausmas jis turi būti mažesnis, kažkur tai va ten riba to pliažo. O čia vanduo turi būti, o nėra jo. Siemam remontas vietoj to, kad ilsėtis. Važiuoti. Važiuoti. Visada su nameliu, kai išvažiuoji, tai Jo. neapsieisi. Atsisuka varžtai. Besikratant, kažkodėl tai varžtai atsisuka, sodinam ant klijų. Tai tada dar šitos duris, jeigu atsinešė, suka. Ir tas iš karto pažiūrėsi jo. Reikia prigrūsti tos tarpelius gerai. Tokia bėda būna. Tuo pačiu vyrį biškį priklijuoti. Taip.
Dabar turėtų laikyti. Taip patvarkim beveik visus. Gerai. Žiūrėsim. O. A. Čia įsikėti. Nuvalyti. Nuvalyti. Nu, vat ir gerai dabar bus. Ir strachuotė yra ir vis tiek atsisuka varžtai. Dabar reikia tą pataisyti. Čia irgi biškiai atsipalaidavę. Toks kaimelis. Jau ir turbūt jau pabaiga toj. Pasienis bus čia neužilgo, aš nežinau, iš karto už kaimo šitoj nažį ar truputį toliau. Ten žiūrėk kokios tai akmeninės sienos. Nežinau, kas ten už krūmų apleista. Gal ir būna čia turistų? Kad čia nieko nėra veikti turistams. Čia nėra ką veikti, čia kaimas grynas. Nu ir ką čia vaikštinėti, žiūrėti, čia gyvenami namai, žmonės gyvena. Kurie ten tą jūrą kaifuoja, gali gulėti pliažuose, tai jiem daugiau nieko nereikia man. Tai čia būtų tas Kazilionai, tas Kamarskaya. Va čia išėjimas į pliažą kairę. Viskas. Pasienis turbūt jau. Esti Vabaryk, ar kaip? Vabaryk. Nu jo, per tiltuką ir viskas jau čia. Ar jau čia Estija, jau nesuprasi. Tiesiai 331 kelias tada. Nelysim greitkelį, čia pravažiuosim. Jo, jau Estija. Labas Estija. Seniai be buvom ir paskui. Jo. Tas pats Lūšnos kaimas toks tęsiasi, kaip ir Latvijai. Kaip maži skruzdėliukai žolių labirinte viens kito nerandam ir mums tai patinka, nenorim gyventi, nes išmokom vartoti, pamiršome džiaugsmą, nes taip lengva bijoti, akimirkos trumpos, kai viens kitą surandam, ištirpsta migloj, tarsi miražas, lieka šešėliai prabėgančių metų ir viltis, kad tikrai nedaug mes netekom. Aitvarai pasiklydę vėlų skrenda, auksinių lapų lietus po kojomis skrenda. Gal ir mes kada nors su tavim išmoksim svajoti, mažą meilę stebuklą, kas kitam dovanoti. Stovim prieky Via Baltica. Dar 5 minutės liko, nuo 12 paėmėm valandų mokamą tą vinietę. Žiūriu, dar nedatraukiam, 5 minutės liko. Su estais penki juokai. Jo. Estai, kaip sakant, nejuokauja. Įstatymų mylėtojai. Jo, buvo teisingai, įstatymų mylėtojai. Mes turim draugus iš Estijos. Nu, aš kaip pasakyčiau, kaip sakant, kaip tas įsireiškimas būtų žodis, nu estai atmorožnai na всю голову, rusiškai pasakius. Jie įstatymų mylėtojai, dėl to reikia padaryti vinietę. Įžeidinėk žmonių, įstatymus myga. Reikia sąžiningai daryti. Mūsų priskiria su, kaip čia pasakyti, o, tai bus geriau. Mūsų priskiria prie šito.
prie sunkvežimių, kurie iki 12 tonų. Nu, kurie vežioja krovinius ten nuo kiek, nuo virš 3,5 iki 12, va šitą kategoriją. Nors mes telpame mašiną iki 3,5 tonos, pas mus Lietuvoje mokama vinjetė net iki 3,5, nes komercinis transportas skaitosi. O Estijoje nėra, jie kaip lengvoji, nereikia mokėti. Jeigu mes važiuotum be namelio, nereikėtų mokėti. Bet jeigu su nameliu, aiškiai rašo, kad priekaba įeina į šitą visą sąstatą ir su priekaba mes viršėm jau apie 4 tonas. Ir tada mum ne tik reikia tada kategoriją, aš turiu 96 kodą tą, dar ir mokėti kaip sunkvežimis nuo 3,5 iki 12 tonų. Tad įsivaizduokit, sunkvežimis veža kokius krovinius, 12 ten, nu ne 12 ten, 8 tonas, 10 tonų. Pravažiuoja, pavyzdžiui, visą ten Estiją, Lietuvą, nesvarbu. Sumoka va tuos kažkokius tai ten savo 8 eurus, nu Estijoje 13 eurų šiuo atveju. Lietuvoje, man atrodo, 14 kada su priekaba, bet Lietuvoje ta priekaba pas mus nesiskaito. Kažkaip, nežinau, skirtingai. Tai va 13 eurų sumoka, parduoda prekes, gauna pelną, jei ten tas 13 eurų kapeikos kažkokias tai. A mum irgi reikia 13 eurų mokėti, kadangi viršėm 3,5 tonas. Nors namelis nekomercinė priekaba. Namelis yra kaip turizmas, B kategorija. Net ne B kategorija, čia tiesiog tu gali tampyti. Nu, vienu žodžiu, va toks nesąžiningumas. Dėl to aš kartais neįžeidinioju, kaip sakai, žmonių, pasišaipau iš jų, iš tokių kvailų įstatymų. Nu, bet geriau nerizikuoti, sumokėjom tas 13 eurų, vat, išvažiuosim laiku, nes paskui maža kas, kokias kameros ar ką. Ten dar baudą mokėti ir atostogos šunio degos nueita. Taip, visai teisingai, aš mėgstu. Atostogas atsipalaiduoti. O Lietuvą pravažiavom ir Latviją nemokamais keliais, labai geri keliai Latvijoje buvo, nu, tie nemokami, mes važiavom gerais keliais. Vienas nebuvo nelabai geras. Nu, ten buvo žvyrkelio apie 20 km, nes nuo pasienio mes kirtome per tuos kaimus visus, per laukus, galima sakyti, tais kontrabandiniais keliais, kaip ir Lenkija, kada įsikirtom, nes kitaip nėra, visi mokami, visi keliai į normalūs asfaltiniai, kur galima važiuoti autobusai, mašinos, bet kokios, tai visi mokami padaryti. Iš Lietuvos į Latviją, lygiai taip pat iš Latvijos į Estiją, vienu žodžiu. Čia daroma specialiai, kad nevežiotum iš kitų šalių prekes pigiai, jeigu vežioji, tai mokėk už kelius bent. Nu, atseit taip. Tai va, kas su lengvuosiam važiuoja, jiem nereikia mokėti, vat, džiaukitės, padarys, tai visiems reikės. Nors būtų tai sąžingiau. Duok valią padarys. Jo, aš galvoju, kad tai padarytų, ne kaip Lenkijoje ir kitose šalyse šlagbaumas. Ne, tiesiog stovi kamera, mokamas kelias pradžia, jeigu tu važiavai tą kamerą, tave užfiksavo numerį, tu įvažiavai, sekantį kamerą, tarkim, už kokie 20 km. Ir taip kas 20, kas kiek stovi kameros. Ir jeigu tu antroji kamerui pakliūni, tau automatiškai ateina sąskaita į paštą pagal valstybinį numerį. Sumokėti už mokestį už tą atkarpą, už tos 20 km, ten euras ar kiek ten pusantro. Kiek pravažiavai, tiek susimokė. Jo, jeigu tu pravažiavai 3 kamerą, 4 pakliūni. O, telefonas skambina, tuoj sekundėlę, kas čia pas mus. Klausau. Klausau. Niekas nenori kalbėti. Čia iš Lietuvos. Klausau. Padėjai ragelį. Niekas nenori kalbėti. Iš Lietuvos paskambino kažkas. Vienu žodžiu, va taip, užfiksuoja, 3, 4 kamerą pagauna tave, jau ten 100 km, tarkim, pravažiuoja. Mobilus nukrito. Ir tada už 100 km moki. Ir nieko čia sudėtingo. Tiesiog stovi kameras ir kontroliuoja. Ne iš anksto moki, o po to. Kas šis skambina vėl? Nu tai va, pertraukė skambutis. Kurjeris skambino, siuntą atvežė. Paliks kieme. Gerai, nu vienu žodžiu, tai bus sąžininga. Dabar va, moki už 12,01. Galim važiuoti jau. Gerai, galim važiuoti. Moki taip ir nesvarbu, kad pravažiavai 1 kilometrą. Mums čia reikia iš viso kilometrų kokie, nežinau, kiek ten 34 iki Perno, nu miestas nesiskaito, nu apie 30 ir paskui galim važiuoti vėl ten nemokamais ir tik tai uosti, ten dar koks kilometras. Ir va iš šitos 30 grubiai 1 kilometrą reikia sumokėti. Nu 30 gerai, čia yra daug. Aš čia galiu nemokamais iki Perno pravažiuoti, galima, bet prie uosto. raizgytis reikia, nu
O prie uosto niekaip. Ten viskas veda į mokamą, 1 kilometras mokama. Ir jeigu kamera kokia stovės ar policija. Prie uosto tikrai kameros. Jo, tai va tas ir dėl 1 kilometro, tu turi mokėti. Va tas nesąžiningumas labai siutina. Kažkas moka už 200 kilometrų, ta kapeikas, o čia už kilometrą turi mokėti. Ir tai visur. Estija, Latvija, Lietuva. Nu, Lietuvoje daug kelių galima nemokamai pravažiuoti, aš žinau, visus ir asfaltų galima visur. Lietuvoje atrodo žvyrkelių ne vieno, visur asfaltas buvo. Būna žvyrkeliai? Ne, yra, bet mes važiavom asfaltas, mums pakliuvo. Aš šiai kelionė jo, į Lenkiją kai važiavom buvo. Tai į Lenkiją neišeina, ten yra žvyrkelio biški. Nu va, važiuojam po 12 gerai. Vėl įsilyja. Mes ieškom prasmės ten, kur jos nėra. Ir nusivylę pjaustomės venas. Mūsų pasaulis interneto platybės. Ten mes nemirtingi ir nieko nebijom. Pro lango kvadratą nedrįstam žiūrėti, nes čia bet kas mus gali paliesti. Šaldom jausmus abejingumo ledynais. Seniai pamiršom, kur tikrovė, kur kinas. Rudens dangumi aitvarai pasiklydę vėl skrenda. Auksinių lapų lietus po kojomis skrenda. Gal ir mes kada nors su tavim išmoksim svajoti. Mažą meilę stebuklą viens kitam dovanoti. Rudens dangumi aitvarai pasiklydę vėl skrenda. Auksinių lapų lietus po kojomis skrenda. Gal ir mes kada nors su tavim išmoksim svajoti. Mažą meilę stebuklą viens kitam dovanoti. Važiavom į šitą Rimi tinklą. Prabuvom turbūt čia 1,5 ar 2 valandas. Internetą tvarkėmės. Ten internetą tvarkėmės, šiaip ne taip sutvarkę telefonę abiejose turim, o tą routerį dar kol kas niekaip nepajungiam. Nu gal dabar ir routeris jau veiks. Nes ten telefonė buvo kažkokie nustatymai numušti. Šiaip ne taip, paskui apsipirkom prekių, maisto biški. Oi, pajudam, kiek jau? Tuoj 4 greit bus jau be 20. Mum dar iki uosto dar. A dar 124 km O dar važiuoti. valandą plaukti. Ir valandą 15 plaukti dar. Nu gerai, viskas. Kelionė tęsiasi. Kelionė tęsiasi. O mes valgysim po bananą. Leisk išmokyti tave, mylėti laiką, kurio mums taip reikia. Leisk pabūti kartu ir nesvarbu, kuo viskas baigsis. Tavo kelias nuklotas gėlėm ir svajonėm. Tavęs laukia rytojus, aš naktinis paukštis, man nėra kur trauktis, kai saulės spinduliai kutena pakaušį. Dar 1000 metų dovanosiu šią naktį, nereikia verkti. Dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį, kurio tu taip nori. Dar 1000 metų dovanosiu šią naktį, nereikia verkti. Dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį, kurio tu taip nori. Laiškus ant sienų rašysime tiems, kurie miega ir nenori pabusti. Jeigu nieks neužklups, galėsim pasprukti į kitą pasaulį. Kalnai mums po kojom, bet mes nesustojam. Judam į priekį ir kai nusileis naktis, mes ir vėl viens kitą turėsim. Dar 1000 metų dovanosiu šią naktį, nereikia verkti. Dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį,
kurio tu taip nori. Dar 1000 metų dovanosiu šią naktį. Nereikia verkti, dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį, kurio tu taip nori. Šią naktį nereikia verkti, dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį, kurio tu taip nori. Dar 1000 metų dovanosiu šią naktį, nereikia verkti, dar 1000 kartų ištarsiu tą žodį, kurio tu taip nori. Įvažiavom nuo kelio tokie akligatvį. Čia kelias baigėsi. Iš ten atvažiavom. Iš ten. Čia baigėsi kelias. Ir čia baigėsi. Nu čia nežinau, miškui gal reiškia padarytas dirbtinis kelias. Užsipil kūro mažai liko. Turėjau iš namų pasiėmęs. To vis tiek pigesnio. Bet Estijoje nėra brangus. Vienoje vietoje matėm po €32. Jo, €32. Nors aš kūrą gavau dar seniai, praeitą žiemą po €25. Nu, tai mažas skirtumas čia. Reikia išnaudoti daugiau, iš namų naudoju, nes žiema ateina, ten vasarinis kūras. Paskui užšals prie -15 man. Dabar sustojam, tuo pačiu užsipylėm, galvoju, reikia ir pagerti kavos. Su internetu susitvarkėm. Tai visokios kitos bėdos užpuola. Ko tai pastovi tamsu čia? Nežinau, iki šviesą užsidegti. Saulės nėra. 10 vatų ateina. Nu, akumuliatoriai pasikrovė. 12,3 rodo. Šitas varžtas biškiai atsileido, gal neatsileido varžtas. Nu, biškiai buvo atleistas. Anas tam spintelę atsileido, priveržiau. Ir jisai, vat lašėt pradėjo. Matos biškiai drėgna. Nesmarkiai taip, kap. Po pusės minutės dar kap. Matyt įtrūko kažkur hermetikas. Gal nežinau, nuo to vibracijos visos vis tiek. Tai čia pataisoma, paskui nebus saulė, nebus lietaus, užtepsiu hermetiko, aš turiu pasiėmęs. Čia sausa. Atrodo sausa. Šitas buvo atsileidęs. Aha. Sausas tik šaltas. Jo. Bet nebėga, niekur nebėga, tik vienoje vietoje. Biškiai pralašėjo, nieko tokio. Dabar nelašu, dabar nėra lietaus. O mes valgysim dešreles su grikiais. Kas greičiausia? Kas greičiausia, nėra laiko, mums dar važiuoti. Oi, dar. Nežinau, valandą laiko važiuosim dar. Kiek ten dar kilometrų? Apie 60 kažkas, plus minus. 60 km su viršum dar pylinti. Ir paskui valandą 15 dar plaukti. Dar bilietai, kol nusipirksim, neaišku, gali būti taip, kad atvažiuosim, keltas ką tik išplaukė, reikės laukti valandą ar pusantros ir paskui dar valandą plaukti. Taip kad va tokie nuotykiai. Gerai, kad nenutariau internetu nepirkti iš anksto bilietus, būtum ten nupirkę, nu maždaug į vakarą, o jeigu nespėja, nu taip gali būti geriau vietoj pirkti. Ten internete to labiau rašė. Jeigu bilietų internete nebus, pirkite, atvažiuokit vietą. Vietoj visada ras. Nu, kitaip mašiną sustato, žiūri pagal kiek mašinų, koks srautas. Nu, dabar tai bus, aišku, ne sezonas. Ir uoste stovim. Laukiam. Kiek čia daug, pusvalandis, daugiau biški gal. Uostas. Pamiršau nufilmuoti.
kaip kasas pravažiavom, tai nieko įdomaus. Paprasta būdelė, kasos, pasų nežiūri. Reiškia, mes sumokėjome 41 eurą 25 centai. Reiškia, kas čia pas mus. Oi. Pas mus įeina du keleiviai, 485, reiškia, iš viso kiek ten, nu, ten virš 9, apie 10. Priekaba ir automobilis. 17-15 automobilis, priekaba 14. Tai čia bus 3-1, 41. Nu ir viskas, va, 41. O jeigu tik su automobiliu lengvuoju, būtų turbūt apie, nežinau, gal 15 ar 14 eurų pigiau negu. Ar iš vis gal už kokią 12. Keleiviai tai tas pats. Jo, 19 valandą va rašo čia. Kur šitas 7? Va čia turbūt. Mes čia, o keltas atplaus, man atrodo, nu va ten. Va ten reikės. Kažkur reikės įvažinėti. Panto kažkokia, tai va, tiltą išeina. Jo. Va, 7, nu tai. Nu tai 7, jo. Tai va, laukiam dabar. Bangos nemažas, truputį sups laivą, nes vėjas yra. Tolumoje žiūrėk, žemėja gerokai. Ten iš vis. Ne, ten net nesimato. Čia, ten, nežinau, kita sala. Žemynas. Ten matai jau giedra, nes saulė šviečia pilnai. Gali būti saloje, kad saulė švies. Vėjukas. Atplaukė. Jau iškart pakelė, nespėja prisišvartuoti. Gal todėl kelia, kad neužkabintų kranto, gal? Na, nežinau, gal paskui... nežinau kodėl. Oi, kokiu mes laivų plauksim. Žinai, kad aš paskutinį kartą plaukiau? Nu. Kai kėlėmės į Stokholmą. Nu, tai čia buvo 18. Ne. 18. Nu, kažkur. 18, 17. Ar 17 metai. Tai tada didelis laivas buvo, tas koks ten buvo. Neatsimenu. S-Line ar koks ten? Ne. S-Line. Mes iš Talino kėlėmės. S-Line kompanija yra. Jo. Laivas aš neatsimenu kažkoks. Didelis, jo. Gal pažįstame, vairuotojai patys varo. Ar jinai su šitą uždarinėje šviesoforą? A, jinai pati reguliuoja. Čia jinai? Jisai, ha? Nesuprasčiau, jisai jau jinai čia. Man atrodo, jinai rankos moteriškos. Kaip pastuojant vandens į oras. Jo, galim ruoštis. Jo, tai į Salimą, kai plaukiam, jo, turim nuotrauką. Taip. Nu, fotografuoju.
ir išplaukiam Jo. pro vartus. Stovim eiliai, laukiam. Vita, pasikeis vietom, kur tu? O, Voi здесь стояли. aš įlindau. Nu. Lindau ir nulindau. Eilė prie maisto. Tikra valgykla. Kaip šitoj Ikėjai panašiai, ne? Palauk, o šitai gal čia apsimokėti reikia? Kas? Gal čia apsimokėti kažkas kortelę? Nežinau. Palauk. O, truputį bandelės. Gėrėm kapučiną su bandelėm. Supą. Pažiūrėk, tas keltas atgal turbūt. Kitas. Keltas, jo, viena pusė, kita. Aš sakiau, kad truputį bus bangos, išplauksim į jūrą. Vėjas koks. Nu, yra. Tai pusvalandis plaukiam. Kažkur. Nu, man yra 4, matai, baltos. Aha. Tai reiškia, bangos turbūt jau gali būti iki kokie 2 metrų. Ar 1,5 skaitosi, nu. Keltas suvažiavo gal mašinų, nežinau, 50 ir fūros ir autobusai. Gal ir daugiau. Oho, vos pastovi ant kojų. Radom vietą, biškį pasislėpiam nuo vėjo, nelabai pučia taip smarkiai. Mažiau pučia čia, kaip tik vat, iš tos pusės vėjas, o mes už va, tokios kolonos kažkokios tai. Bangelės tai normalios. Supa kaip panašiai kaip su Estlainu plaukim į Stokholmą. Buvo užsirovę ant tokių gerų bangų. Tuoj susitiksim su kitu keltu. Žiūrėk, koks Vita simbolis ant to kelto. Tokie pagoniški. A van, gal nelabai matosi kamero, Vita, žiūrėk, saulutė, debesis aš čia ten. Jeigu jūra saulė sėda, tai tuoj bus graži diena. Valio, Tai debesis sėda. mums reikia gražios dienos. Įsitaisim ant, kaip čia, palangės. Orų žiūrėjome, rytoj daug saulės ir mažai lietaus. Nu, bus protarpiais sužeidinės, ten po pusę valandos gal, bet šiaip daug saulės. 18 šilumos rodo bus rytoj. Dabar vėjas pučia ir gana toks šiltas pučia, nėra toks šaltas. Dar toks, nu, nerudeniškas. Nu, tu ten internete išėjai, gavai tą internetą? Ne. Nu, įsiaiškinsim, kodėl.
neatsimenu, kur mūsų autobusai čia. Mes per kitą vietą turbūt, jo. Ką? Mum iki dar žemiau gal, ne? Kita. Da. Va. Išvažinėjai, matai, visas šoninės, jie nesusidurs, o paskui mes viduriukas važiuosim. Čia didelis keltas, ne? Autobusai, čia didelis, jo. Ten mažesnis priešais plaukia. Nežinau, kiek čia mašinų, daug. Tiesiog dešimtim. Sarėma tada, kai plaukėm, tai per pus mažesnis buvo. Jo, tad, nu, gal pakliuvom į tokį. Bet jeigu tuos į Stokholmą, kur plaukia, tai ten mašinų šimtais. Ir fūrų. Jo, į fūrų ten dešimtimai eina. Jo, nu va. Viskas. Filterma. Tu labas. Hilma. Ir mes. Ar būsi svetinga? Saloj mes. Viršijate leistiną greitį. Vokiečių vėliava nuskatuoja. Nežinau. Svarbiausia, va greit ir sukti mums reikės. Ar ne dabar? O dabar reikės. Už 100 metrų Jo? sukite kairiau. Gal tada... Vot. Pasuksim čia. Va, sarvė. O čia mums reikia, nes ne į tą juostą Už įvažiavom. 50 metrų sukite kairiau. Gerai. Nu ir nakvosim čia netoli kur nors. Kur susirasim? Tai čia nedaug važiuoti, nes ko ten grūstis į kažkur gilumą. Temsta jau. Jo, temsta. Įsitaisime aikšteliai, tokioj nuo uosto kokią porą kilometrų. Bet tamsu nieko nesimato. Nieko. Nu, gražiai aikštelė, normaliai. Rytoj ryte galima bus pasižiūrėti. Viskas dabar. Valgysim bananus, arbatą su sausainiais, saulėgražas. Ir žiūrėsim filmą, serialčiką kokį nors. Super, pasirinksim. Prirašė šią visą savaitę sėdėti ir žiūrėti. Nu, turim internetą, pagaliau susitvarkėm, viskas gerai, be limito. Ir viskas liuks. Bet čia labai silpnas internetas. Silpnas, jo? Nu, gal mes užkampį stovim tokiam. Mes buvom nuėję čia prie jūros, čia nuo jūros, kiek mes čia, apie 100 metrų nuo jūros. Ramus vanduo, dabar nėra bangų, čia įlanka kažkokia. Keltus tolumoj matėm, plaukė. Jau viena pusė plaukė mūsų keltas. Tai va, iki rytojus, tada rytoj prasidės atostogos. Jau man šiandien prasidėjo. Nuo vakaro. 2 dienas čia keliavom. Jo.